tos pačios dienos vakare. Tai tik mažas žingsnelis žmogaus gyvenime, tačiau milžiniškas šuolis Lietuvos istorijoje. Ant kalno mūrai joja lietuviai, ant kalno orbitas stovi mėnuliai. Sutikime laidos vedėją Algį Valiau. Labas vakaras, brangus Lietuvos žemės gyventojai. Šiandien savo kajutėje prabudau ir atsikėliau iš tos kojos, todėl esu gerai nusteikęs ir net sugalvojau bajerį. Paklausykime, kas būtų, jeigu į Grūto parką nuvežtume Virgį Stakėną ir Vytautą Kernagį, ha? Vudstokas! Surimtėkim. Bet kaip ir šaugo mūsų Nijolė, ha? Brangūs žiūrovai, šio seanso metu mes pakalbėsime su jumis apie džipus, pensininkus, tramvajus ir naminius augintinius. Mielas tamstelė, kaipgi jūs ten gyvenat ant Lietuvos? Dėkui. Va, užvedėt temą, va. Turėjau žygalį, 73. Itališko modelio. Buvo. Ir svarbiausia, laiku ir gerai pardavėjau žudikaviniam. Patruliais prisistatė. Bet gerą žygunys buvo. Atbulinių ant 40 į kalną užvarydau. Dabar pačiu važinėlę. Lakstą, va, liuks pardavėjau. Va. O kodėl pas jūs tokius mašinų su žiguliuku važinėt reikia? Ką jūs jau tokie neturite pinigo niekad nepasidarot? Labai panašu, vieną žodžią. O, kokia tema, va, gerai, kad dabar užvedėt man šitos temas. Reiškia, dabar girdėjau, reiškia, Vilniui tramvajų, reiškia, nori įvesti lygiją. Ateit, kaip Strasbūre, važinės ir čia. Na kam, tramvajų, viškai reikia kažkam ant bėgių, kažkas nori padaryti pinigų. Lietuviai yra svetima, vis tik nemaloniai gali nuteikti iš tramvajų. Vis tik yra traukinys, kažkoks dundėjimas, gali priminti tremtinio sunkiai dalį. Nemalonu yra, nemalonu. Čia tas pats, man atrodo, tie bairiai, kaip ir su oranžiniais dviračiais, tai gerai, padarom. Čia, rožinis motociklus su lapšeliais, arba džipus žydrus, reiškia, šūkį iškelkim. Džipas išrastas, važiuok žydru. Blecha, jo, kas čia? Na gerai. Bet ir išstorėjogi ta mūsų Nijolė visai išbujojo. Manyčiau, pats metas būtų ją paskersti. Gerai, man jos irgi gaila, aš pajuokavau. Ir reikėtų susprogdinti. Mėly žiūrovai, jeigu kada nors norėsite parduoti automobilį, žiūrėkite, kad tai jokių būdų nebūtų džipas, o pirkėjas, kad nebūtų budulis, nes gali labai blogai baigtis. Na, budulį, atsiprašau, Nijolė, einam aš tave. Ant tavęs pajudinėsiu. Oi, liau. Nu va, pagaliau turiu ir savo aikštelę, nors vienas legalus bizniukas. Na ir pavadinimas, žinai, budulio šėlsmas. Audilka, tautinė mašinikė, tik gaila, bičiulis galą gavo su ją. Budulį gerai pagalvok. Ką tu mane aiškini, pats pabandyk išrinkti mašiną. Nu va, Audilkos vairas, geras, reido, sportinis. Įdomu, ko žąsinas vėluoja, kiek dar tam laiko jam liko. Einu pažiūrėjai. Galvok, budulį. Suk smegenis, mąstyk. O, broleli, mašina kiekviena istorija atskira yra. Kam žiūrėk sugedu, kad po avarijos visi pas mane atitempia. 200 baksų už nevažiuojančią, 300 už važiuojančią. Bembelis va pavyzdžiui. O, kiek bachuriukų galą gavo su ją. Nespėjau palaidoti. Na ką darysi? Bet vis tiek, laidotuvės kaip ir mano biznis. Golfukas, chuligano mašinikė, narkodėleris važinėjo anksčiau su ją. Nu bet kurgi ta žąsinas? Skambino, kvietė mane. Sakė, kažkokį bizniuką turi. Turėtų privažiuoti, turėtų. Betgi vėluoja, kaip visada. Visada vėluoja. O, tu ką, išpradėjai? Tu ką, finagel visai? Miška! Oi, tai bratos, stolės stovim. Senas balbėsas, o bajeriai tokie pati, ne? Galvok, buduli, galvok.
Mąstyk, buduli. Mašinos, šitas petukas pas mane neatvažiuotų. Nu tai va apie mašinas. O tu, bratanai, klausyk. Žinau, kad atvažiuoji tai ne šiaip savo, bėda matyt, prispyrė. Klausyk, Nu, gal gali džipą nupirkti? džipą nupirk. Babos reikia. Klausyk, nevažiuojantis 200 baksų, važiuojantis 300 baksų. Galiu atsiskaityti iš karto. Tai kokį tu džipą man, broliuk, nori parduoti? Šitą. Žinai, buduli, jeigu kas nors man pasiūlytų tokį džipą, tai aš tikrai duočiau jam į galvą. Pala, Žazinė, tu ką dabar čia? Kaip išeina mane pagaidinti nori, mano autoritetą pažeminti. Tu, mano automobilį, man pačiam parduoti. Klausyk, mano automobilį, tu, Žazinė, aš tau galvą subaladuosiu. Tu ką, afigėl? Žazinė, užytų, mano mašiną pardavinėjai man. Svolačiau, tu į mano aikštelę atveži mano mašiną. Brunelį tu. Toks tokį pažinau ir ant beisbolo lasdos pavadino. Mes nutraukėm savo ryšių seansą tam, kad reklamos į vėl užmėgstume. Kaip ta kiaulė greit nusipenė, kad niekur. Kalba orbitos kapitonas Algirdas. Kaip išaugo ta mūsų kiaulė, brangūs žiūrovai, neįmanoma žiūrėti tarsi penkmečio statybos. Brangus mano draugai, mums teks pirkti jai apinasi, kol jinai nepragraužia kokį nors gyvybiškai svarbaus mūsų stoties kabelio. Brangus bičiuliai, atkreipkite dėmesį į Žemės reikalų ministrą Tamstą. Mėly Lietuvos žmonės, reiškia ir kiaulių augintojai. Žiūriu aš į tą kiaulę ir galvoju, kaip jinai vis tik tai greitai tunka, eina doron. Tai sakant, reiškia, galima daryti išvadą, jog kiauliai kaip danguje, taip ir ant žemės. Vienintelis yra uždavinys nusipenėti ir užknysti visus negyvai. Tai sakant, reiškia, atsiprašant. Tačiau kiaulė ne žmogus, o tik žmogaus vystimosi stadija. Mūsų valstybės žengimo Euroatlantinio sąmonėjimo vystimosi keliu kiekvieno lietuvio uždavinys yra nenusipenėti kaip kiauliai, o reiškia laiku ir kruopščiai užrašyti skaitliuko parodymus ir už juos susimokėti. Tai sakant, atsiprašant, tai yra kiekvieno tikro piliečio pagrindinis uždavinys gyvenime. Atsiprašant. Mėly Lietuvos žmonės, viešai ir atsakingai pareiškiu, nesvarbu man, pagarsit mane už tai ar ne, pareiškiu, kad atėjo lapkritis. Atėjo lapkritis, lauk gruodžio. Pasaulio bankas už mūsų valstybės skolas sutrumpina mums dienas. Ir mums taip reikia ir nieko čia bus blogo. Taigi, šios dienos ilgumas yra 9 valandos 10 minučių. Kita diena bus 4 minutėm trumpesnė ir visko gali būti 4 metais, to pačiu laiku, dienos ilgumas bus apie 12-14 minučių. Reiškia, grįžtame į Balanos gadynę. Prasideda tamsos, depresijos, alkoholizmo, baimės ir beprotiško, reiškia, šito, kaip jis koks žodis, tai yra sekso laikotarpis. Būkime stiprus šią ilgą ir tamsią Lietuvos naktį. Ar baigiau? Bet kaip ta kiaulė greit auga, visi stinkstat, jūs tuoj nebetilps, o jei palaukit nebaig. Na, o dabar, kur būda, kur nebūda, pasaulio margumynai. Dėmesio, dėmesio. Ir kągi tokio įdomaus šią savaitę į savo dienoraštį užsirašė prezidentas Valdas. Mielas dienoraštį, vakar buvo 75-asis mano gimtadienius, jubiliejėjus. Su tuom save ir sveikinu. Tiek daug išeiginių pasidariau, buvo laiko pašvesti. Oi, oi, oi. O štai ką vakarais veikia Jeruzalės buduliai. Girdi, paskulik neperšaunamą liemenę, eisiu į arabų restoraną, kiulė kebabo pavalgyti. Gerai, jau porą kartų peršauta. Ponas Viktor Uspaskich
ar galbūt Uspaskich, Seime pagaliau ėmė mokytis lietuvių kalbos. Lietuvių kalba pagal grožį yra antroje vietoje po italo, suprantate? Mokslo šaknis yra karčios, bet vaisiai saldus. Jūs supraskite vieną dalyką, kad čia nekokia tai prakeikta kirilica. Suprantate, ką aš sakau? Ne. Žymusis Lietuvos Aiskauda Vitkus kažkur keliauja. Tai kurgi minat pedalus, daktare? Krūti pedalį, pakai galvą, nedalį. Ponai Vagnorius ir Kubilius turi apie ką pasikalbėti per Seimo posėdžius. Gediminai, prašau tavęs, eik iš šito suolo. Nu, ko tu pyksti, klausyk. Na, Vitai, ir tu buvai vyriausybės vadovas, ir aš buvau vyriausybės vadovas. Galima aš prie tave sėdėsiu per posėdžius. Aš ir prabalsuoti iš tave galiu. Ir tu šinuką tau padovanosi, gražu. A tu toks piktas, klausyk, ką to Lensbergio bėjai. Taigi politinis lavons yra. Nu, aš tau Žemaitį aprodysiu, per telę nueisim Telšiuose, kunigų seminariją užsuksim, ten turiu pažįstamą. Agir. Tau prie manęs vietos tikrai nėra, tu pats politinis lavonas, čia sėdi Landsbergis ir prašau apleisti šitą vietą, kuo greičiau, jeigu gali. O paims kas nors nufilmuos mus ir per televizorių užgarsinsiu juokingai ir parodys. Nu, kas bus tada? Tai tiek naujausių margumynų, o dabar žiupsnis senobinių Lietuvos būtovės slepiniobinių. Patriotinis žurnalas Tarybų Lietuvos kronikos. Ilga lino juosta per pamainą išaudžia kapsuko tekstilės fabrikas, raudonasis varatinklis audėjėlės. Socialistinė lenktyniavimo procesui komandoja socialistinė darbo herojus, vyresnysis audėjas Alfonsas Rabanovič. Pagal mano komandą visi pradeda mausti drobulę, porina pamainas meistras ir duoda komandą. Ta pačią sekundę visas cechas paleidžia audimo staklis. Iš visos staklių kakofonijos geriausiai girdisi darbščiausios audėjėlės Salomėjos Buškevič staklė. Ji gerai suderinta ir net skleidžia specifinį garsą. Kada jos guslė užliulioja kitus audėjėlius, fabrikas palidrabotnikai duoda jiems amfetamino. Darbo našumui padidinti. Vot tada jie duoda garo. Neveltui sako, kad su geru muzonu į tinkamam poveikio priemonėm darbas iki ryto gerai priot. Oi. Socialistinio realizmo dailininkui Sergejui Žmuidzinovič zbacać kokią gražią cirlionę, kaip du pirštus apsisioti. Štai čia Kalūkė prūdas, a čia 12 brolių čaikam lakstančių. Čia Kalūkė kūdra į miškas, a čia miškas į Kalūkė kūdrą. Tarybinis moteris smerkia analinį seksą, kad geriau galvotųsi ir cirlioti sektųsi. Socrealizmo dailininkui Sergejui Žmuidzinovič kokią tai seną žabą atnešė vodkį su alum, vadinamą Joršiką. Žiūrėk, neprisigerk mardalepas, a to в Sibir po velnių nugarmėsi. Žurnalo pabaiga. Einu pasivaikščiosiu po Mėnulį. Girdėjau, kad ten pilna jodo.